jie laikosi puikiai, nedurnavoja, nedaro neapgalvotų sprendimų ir kad jį nugalėti, jo kūną, ten jau reikia litrais jam išgerti, bet aiškus, tie visi dalykai yra trumpalaikiai. Vieną dieną ateina pramušimas. Vis tiek šitie vadovai ir, sakykime, žmonės, kurie patiria didelius stresus, jie nesugeba susivaldyti su tuo gėrimu, kuris, sakykime, chemiškai veikia mūsų smegenys. Ateina diena, kai jis gauna potraukį arba tampa priklausomas. Tiem visiems geralam ar svaigalam, kas bebūtų, sakykime, raminimosi, kokia bebūtų priemonė. Taip, bet kokiu atveju reikia grįžti prie jogos. Jogoje tu gali atrasti tą ramybę. Aš dabar pabaigsiu taip, kad jogos praktikas praktikuojant pašaliniai poveikiai yra tik tais pozityvus. Pavyzdžiui, jeigu vartojant kažkokį svaigalą arba kažkokį tai augalinės kilmės ar cheminės kilmės kažkokį tai pagalbininką, tai būna negatyvių pašalinių poveikių. O, pavyzdžiui, praktikuojant meditaciją arba visus tus, kur išvardinau 4 dalykų pozityvų panaudojimą, pozityviai naudojant visus tuos 4 dalykus. Pavyzdžiui, tobulas kvėpavimas tai yra pranajama, tobulas miegas arba poilsis yra šavasana, tobula mityba yra vegetarinė, tobulas judėjimas yra asanos ir tobulas mąstymas yra meditacija. Jeigu šitus visus dalykus taip tobulai darai, tai kas tavo pašalinis poveikis? Pakeliu į galutinę savirealizaciją, pašalinis poveikis yra tau sveikata, energija, vidinė ramybė, susikaupimas, ašies išlaikymas, kad ir kas beatsitiktų. Ir nereikia jokių papildų. Jeigu tu nuolat praktikuoji asanas, meditaciją, vegetariškai ir be chemikalų maitiniesi, jeigu eini ilsėtis apie 9 valandą vakaro, nes tai geriausiai pailsina protą ir paskui gaunasi taip, kad labai mažai pradeda reikėti valandų miegoti ir galų gale, jeigu viską čia praktikuoji teisingai, iš vis pradeda nebereikėti miegoti ir pradeda nebereikėti valgyti. Kaip minėjau, kuo arčiau tos galutinės civilizacijos, kuo mažiau įtampų prote, kuo tu ramiau viską priimi. Bet tobula, kaip čia pasakyti, jogos tikslas tai yra ramiai priimti sužeidimus ir įžeidimus. Bet ką aš dabar ir pastebėjau, man paskutiniu metu pradėjo atsirasti toks, yra stresinė situacija, aš tingiu nervuotis. Ta prasme, o ne, atsibodo nervuotis. Ir nesinervuoju. Ir galvoju, bus kaip bus. Kaip nors vis tiek išgyvensiu. Ir kodėl man atėjo, o anksčiau neatėjo tokios būsenos, aš nežinau. Gal kad atėjo laikas, nes atitinkamai jau ir praktikų tokių gal praktikavau, ką aš čia pasakoju, aš visą tai praktikavau ir praktikuoju iki šiol, aš ir stengiuosi cukraus druskos nevartoti, ar ne, nes man organizmas jau net ir neleidžia to. Bet šalia to aš asanas, meditaciją praktikuoju. Einu, stengiuosi, bet man labai iš tikrųjų padeda anksčiau eiti miegoti ir kai aš turiu tą anksti nuėjus miegoti poilsį, man viskas kažkaip kitaip atrodo ir aš viską pradedu žiūrėti iš perteklio pozicijos. Bet Viktorija sako, jau seniai, taip ir Viktorija, kiek žinau, seniai jau nevaikšto, bet eina miegoti anksti. Negaliu, aš noriu. Tai aš irgi taip. 10. Jo, aš pastebėjau. O aš dar toj fazėje, kai iš viso nemiegu. Oi. Bet aš būna atsibundu, paskui kokią 2-3. Baisu iš tikrųjų. Apie tuos sutrikimus pakalbėsim vėliau. Bet aš dabar noriu dar, žinot, ką paprašyti Ievos pasakyti vienos savo draugės patirtį, kaip reikia saikingai naudoti, pavyzdžiui, jeigu tu nepraktikavai asanų ar ne, kaip saikingai naudoti tas asanas. Ne kiek gal saikingai, bet kad tai yra ir pavojinga. Aš tos pusės, kad jeigu, mano draugais pavyzdys, kad ji nebuvo praktikavus tų asanų ir jogos anksčiau ir tiesiog Indijoje pasėmė 2 kursus aštangos jogos labai stiprios tokios fizinės. Fiziškai daug ten judama. Aišku, ten eina ir teorija, gal ir visi kiti tie dalykai, bet jinai ten gal ir anksčiau šiek tiek turėjus su stuburu problemų ir kažkaip tie
vedliai, tie mokytojai, nesužiūrėjo galbūt to, nors net ten kaip ir pasakė, kad man čia taip yra buvęs su stuburu. Ir galiausiai, viskas... Po tų 2 kursų, po tų 2 mėnesių, ar ne? Ir dar ten praėjo laiko, bet tiesiog, kad tas stuburas gaunasi, jau grinai ta išvarža ir tiesiog ir operacija ir viskas, persistengta tiesiog, kad smarkiai persistengta ir tarsi norėta tos sveikatos, ar ne, ir pasigydyti, užsistiprinti savo kūną ir visas tas žinios ir viskas kaip ir eina, bet kūnas realiai dar, nepasirengęs, matyti tokio krūvio buvo atlaikyti ir neatlaikė realiai. Tai, kad viską kažkaip po lėto gal. Taip, aš ką ir norėjau pasakyti visiems. Palabiški dabar aš pirmą pasakysiu. Žodžiu, aš norėjau, dėl ko ir paprašiau Ievos papasakoti šitą istoriją, kad ne vienas yra toks atvejis, kad žmonės su jogos praktika, norėdami kažką geriau savo pasidaryti, pasidaro blogiau. O kodėl? Nes per greitai daro. Ir kai aš siūlau praktikuoti labai neįdomias praktikas, kurių akių pratimai, ten kaklo pratimai, gerai, žvakė. Elementarus tokie, ar ne? Jie ne tai, kad elementarus, šiaip visos asanos kaip ir elementarios yra, žinai. Čia įvadas tavo praktiškai. Jo, bet aš noriu pasakyti, kad mes per, pavyzdžiui, akių pratimus visų pirma mokinamės susikaupti į subtilius dalykus, į kuriuos mes iš vis net nekreipdavom anksčiau dėmesio. Tai yra kvėpavimas ir akių judesys. Ar mes kada nors jaučiame savo akių judesį, o čia pasirodo mes jį galime kontroliuoti ir kontroliuoti pagal kvėpavimą. Ir kai mes išmokstam kontroliuoti ir pastebėti ir kontroliuoti tokius subtilius dalykus kaip akis ir kvėpavimas, mes pradedam matyti ir netgi pradėti kontroliuoti kitus subtilius dalykus. Taip, tokius kaip mintis, 100%. jausmai, kitos gyvenimo detalės. Mityba, pavyzdžiui, ką aš valgau, kodėl aš valgau, ir kaip aš judu, kada aš einu miegoti, kodėl aš taip darau, kodėl aš taip šneku, kodėl aš ten važiuoju, ką aš darau iš vis gyvenime. Tu pradedi tiesiog suprasti per tokius paprastus pratimus, kaip akių pratimai. Tada kaklo pratimas prasideda, vėl atitinkama ten atrodytų neįdomi programa, arba pavyzdžiui, Viktorija, tu sakai, o tai čia tą patys pratimai ir viskas, tai kiek mes čia tą patį? Taip, mes čia 3 kartą ir čia dabar visą mėnesį bus tie patys pratimai, tam, kad įsisavintų mūsų ir kūnas, ir psichika, visus tuos dalykus įsisavintų. Nes tai yra gyvi pavyzdžiai, gyvi pavyzdžiai, kung fu meistras, toks Bruce Lee. Aha. Reiškia, yra jo išlikusių labai daug mokymų internetinėje erdvėje YouTube. Ir tenai jisai būtent savo kung fu mokinius ir dvasinius sekėjus, nes jis ir dvasiškai buvo pasikaustęs, mokina, kaip reikia žiūrėti į priešininką, kaip reikia atlikinėti bet kurį pratimą, kur nukreipti savo kvėpavimą, akių lygmenį, susikoncentravimą ir netgi tos savo mokinius muštruoja, netgi juos, kepšteldamas su ranka, kad tu ne taip darai. Tu turi būti akių kontakte visą laiką, kaip dvikovoj, reiškia, kaip du katinai pešasi. Įvairiose sistemose yra tie patys dalykai. Teisingai. Visi subtilūs dalykai egzistuoja visuose mokymuose, kurie veda žmogų į kažkokį tai savęs tobulinimą. Pavyzdžiui, kaip visuose menuose yra tie patys principai. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus supranta dailėje, jisai kažką nutuokia ir muzikoje, kažką nutuokia ir dizaine, kažką nutuokia ir gėlyne, ar ne? Tai tas pats ir yra visuose kituose aukštuose lygiuose, pavyzdžiui, kovos menas, arba ten gyvenimo menas, arba menas mylėti. Yra tie patys principai. Tu turi pereiti per tam tikrą abėcėlę, kur tu pradedi išmokti pamatyti subtilius dalykus. Išmokti, o po to dar ir valdyti. Tai apsišarvuokim kantrybę ir mažiausiai 3 mėnesius pabandykim praktikuoti tai, ką siūlo mokytojai, Svamio Šivanandos sukurta linija, 8 pakopė joga, kuri irgi vadinasi aštanga, bet iš tikrųjų aštanga yra ne
nestiprus fiziniai pratimai. Nu, ten buvo Čia- tiesiog gal tas. Aš žinau, kad taip dabar vadina, bet iš tikrųjų ne tai yra aštanga joga. Aštanga joga yra aštuonpakopė joga, kurios pirmas laiptelis yra jama niyama, antras laiptelis yra asana, trečias laiptelis pirmas jama, antras niyama, trečias asana, ketvirtas pranayama, penktas dharana. Tai yra juslių atitraukimas į save, reiškia 5 pojūčiai. Mes dažniausiai patiriame išorę su 5 pojūčiais. O tada pradedam, po pranajamos praktikavimo, mes pradedam bandyti patirti savo 5 pojūčiais, ką mes jaučiame savo viduje. Ir tada prasideda podharanos dhyana, o tai reiškia ta vadinama meditacija, kai mes pradedam sutelk dėmesį į visumą besireiškiančią per mus pačius. Čia mes esam portalai realiai, visos visumos portalas. Ir kuo labiau mes save suprasime, tuo mes labiau suprasime visą visumą. Galbūt net jutikliai. Taip, arba vamsdeliai. Vat pradėjau pirmai sakyti, kad mes nesame energijos kaupyklos, mes esame laidininkai. Energija nuolat teka. Ir mes arba užsidarom nuo tos energijos, arba atsiveriam, arba didesnis kiekis per mus perteka, arba mažesnis. Ir nuo to priklauso, kiek mes turime energijos veikti, gyventi tiesiog prašiausiai. Tai nėra tas žodis, kai mes sakom, turiu energijos, tai nėra tai, kad mes turim kažkokią talpyklą energijos, iš kurios galim pasemti ir paskui nebeturim. Ne, mes galim amžinai turėti energijos, nes mes nesam talpyklos, mes esam vamsdeliai, arba siauresni, arba platesni. Taip, laidai dar irgi tinka šitas. Stygos. Tai vat ir kai dhyana patiriam per dhyana, per tą proto būseną be minčių, mes patiriame samadhi. Bet aš žiūriu, man dabar tik tai 7 gavosi, turi būti 8. Nu, kažką aš praleidau. Dharana, dhyana, pratyahara, man atrodo. Nu, žodžiu, biškai gal susimaišiau, bet kažkas panašaus tokio. Ir ant pačio galo yra samadhi, tai yra ta proto būsena, jau net nebe proto būsena, tiesiog žmogaus esaties būsena arba esatis tokia, kada yra žmogus susitapatinęs su visą visumą nuolat. Bet jau po šitų dalykų fizinis kūnas po 3 nekvėpavimo parų vadinamai būna numiręs, išeina vadinamai siela iš fizinio kūno, nes jau fizinis kūnas būna kaip įrankis atitarnavęs ir savo misiją atlikęs ir nebereikalingas. Tai štai prie ko veda realiai joga. Ir pats tikslas jogos nėra labai patrauklus, bet pats kelias tikrai labai vertingas. Nes kai aš, pavyzdžiui, neturėjau tokio tikslo, man atrodė gyvenimas, ką veik, kodėl mes čia turim eiti mokslus, kodėl mes turim savo kūną maitinti, kodėl mes turim gyventi taip, kaip žmonės gyvena. Ta prasme, man tai buvo neprasminga, kol aš netradau jogos to tikslo. Labai įdomi informacija, bet nieko nori. Dėl to taip reikia dozuoti tos informacijos. Taip, nes jau mes kalbame... Reikia galbūt iškai praverti. Mes kalbame jau 1:20 minučių ir to užteks, ties tuo mes ir baigiam. Aš jau pasakiau jogos tikslą. Kitose užsiėmimuose daugiau pranešime. Jo. Atsinešime knygutę pastudijuoti. Gerai, tai ačiū visiems dalyviams. Iki kitų malonių.